Na, kaip ir matėte, dabar rubrika Knyginėjimai trumpai, o šiandien čia edukologė Renata Lazdin, kuri pristato savo knygą Netvarkos nykštukas. Labadiena. Sveiki. Renata, kaip supratau, tai knyga yra paneigti mitams, kad vaikai nemoka tvarkytis arba nenori tvarkytis, arba kad sunku yra priversti vaiką palaikyti tvarką. Tai ar gerai supratau, ar nelabai? Taip, iš ties, kai prieš kokius 3 metus aš pradėjau šitą temą giliau tyrinėti, tai toks didžiausias nuostaba ir atradimas man buvo, kad vaikai iš tikrųjų labai mėgsta tvarką ir tvarka yra labai svarbu jų protų ramybei, jų elgsenai, tik tai mes suaugę galbūt nemokame tinkamai patiekti tą tvarką. Tai jeigu aš kaip mama sugebu struktūruoti namų aplinką pagal savo žinojimą, kaip vaikas supranta tvarką, tai tada vaikas tikrai yra pajėgus susitvarkyti. Arba gal suaugusiems tiesiog atrodo, kad jeigu paprašysi vaiko sutvarkyti, tai savaime jisai turi sureaguoti neigiamai, nors gal nebūtinai. Taip, iš ties mūsų vidinis nusiteikimas rodo pirmiausiai mūsų pačių požiūrį į tvarką, nes mes irgi ne visą laiką būtinai mėgstam tvarkytis. Ir vaikas, kuriam tvarka yra, pavyzdžiui, per didelė ar nestirta ten daiktų, kuriuos aš turiu tvarkyti, jisai nenorės tvarkytis. Vaikas, kuris yra per mažas, irgi negali susitvarkyti, todėl kad nei atsimena, nei, žodžiu, paėmęs kažkokį daiktą, pavyzdžiui, neša į lentyną ir pakeliu jau pamiršta iš viso, ko iš čia atėjęs. Tai va, tiesiog tas žinojimas, kaip čia tas vaikas, žodžiu, gyvena. Ir čia galbūt palyginimas labai paprastas yra su aiškumu. Tai kai mes kažkur važiuojam, štai šiandien aš važiavau į Delfi studiją ir įsivedžiau adresą tikslų. Tai aš žinau, kad būtent tuo adresu yra Delfi studija. Tai lygiai taip pat ir vaikas. Jeigu vieta, kur guli mano traukinukas, pavyzdžiui, yra visą laiką ta pati, tai yra ta pati, tarkim, trečia nuo pačios lentyna ir ta pati jos vieta, tai vaikui labai lengva yra tvarkytis, nes jis žino, kad traukinukas gyvena tik tai ten. Struktūra. Taip, struktūra, bet yra gal jau šiek tiek sudėtingiau, bet vis tik įmanoma tvarkytis, jeigu aš žinau, kad mano visos transporto priemonės gyvena štai šitoje dėžėje. Bet jau ne taip malonu, ar ne, kaip žinoti labai tikslę vietą, kur tas daiktas yra. Tai va, tai tokie paprasti. Šiek tiek pristatykit knygos struktūrą, nes yra skiltis ir vaikams, yra ir tėvams. Tai kad knyga turi būti, kaip suprantu, skaitoma kartu. Tai kaip čia? Tai čia tokia ypatinga tąja prasme knyga ir dėl to viršelyje aš esu kartu su Netvarkos nykštuku ir pažįstami vaikai, tarp kitko klausė: Renata, ar tikrai buvau sutikusi nykštuką ir apie ką jūs kalbėjotės ir ką veikėte? Tai va, tai taip mes buvome susitikę, jeigu vaikai žiūri šitą laidą. Taip, tai va, šita knyga ypatinga tuo, kad tai yra knyga per pusę rekomendacijos tėvams ir teorija ir pramaišyta su užduotimis vaikams, su vizualiais žemėlapiais, ką galime veikti, kažkur kažką surasti. Tai tokiu būdu dažna situacija, kai tėvai skaito knygas, o vaikas ateina ir nori irgi pamatyti, kasgi ten parašyta, tai prie kiekvieno beveik skyriaus vaikai irgi gali patirti temą, apie kurią mes rašome teoriją tėvams. Tai va, žiūrėsim, kaip knygai sekasi. Mano pirmosios knygos yra grinai jau teorinės. Čia jau praktikos. O čia daugiau praktikos, žodžiu, ir pas vaikas irgi, ką dažnai iš tikrųjų labai kviečiu tėvus daryti, tai yra įtraukti ir vaiką į supratimą, kas yra, tai yra tiesiogiai kalbėtis apie tai, kad, na, va, kaip mes čia dabar gyvenam, tvarkinga ar ne, gal aš norėčiau labiau tvarkytis, ką tu apie tai galvoji ir taip toliau ir panašiai. Tai va, šita knyga, aš tikiu, kad jinai duoda daug praktinių įrankių, pagalba mums kalbėti su vaiku apie tą tvarkymąsi. Ir aš, kaip suprantu, čia tiesiog ne vien apie tvarkymąsi, apie tai, ką jūs darote, apie ką jūs kalbate, jūs esate edukologė, man atrodo, kad jūs labai, gražiai pateikėte tai apie kaip yra svarbu sukurti ryšį, ar ne, tarp tėvų ir vaikų. Ir ką jūs matote iš savo darbinės patirties, koks yra tas receptas? Ar tos yra būtent jūsų nurodytos kažkokios tai veiklos kartu, struktūros tam tikros laikymasis, tie aspektai pagrindiniai, kurie leidžia tokį sveiką ryšį kurti tarp vaikų ir jaunų, labai mažų vaikų gal dar? Taip. Tai sveikas ryšys, kaip labai gražiai ir taikliai pavadinote, iš tikrųjų yra pagrindas pasiekti viską, ką mes norim pasiekti su vaiku. Nesvarbu, ar tai yra daiktinė tvarka, ar tai yra susitarimas kažkur vidury parduotuvės,
gyvenimas vidury miesto, tai jeigu mes puoselėjame sveiką, tvirtą ryšį su vaiku, tai turėsime ir rezultatą su jo elgsena. O kaip tą daryti, tai lengviausias kelias tikriausiai yra tiesiog duoti vaikui kokybišką dėmesį, ne tuo metu, kai aš pati naršau kažkur ten socialiniuose tinkluose, bet kai aš pilnai esu su vaiku, tai pirmas yra būtent laikas kartu ir matematiškai skaičiuojant, kiek šiuolaikiniai tėvai praleidžia laiko su savo vaikais, tokio kokybiško laiko, tai iš tikrųjų statistika yra, šiek tiek gąsdinanti, pavadinkime, ir tie, kurie atranda laiko daugiau, jie turi ir lengvesnę tėvystę, pavadinkime, tai vienas yra. Kitas dalykas, kad vaikui ir kuo jis mažesnis, tuo labiau jam iš tikrųjų reikia vado, tai yra reikia žmogaus, kuris yra ne tik tai protingesnis, taip autoriteto, kuris yra ir ramesnis už mane visada. Tai reiškia, nesvarbu, kad aš lakstau, verkiu ir, nežinau, mėtau tos pačius kamuoliukus iš pykčio kažkur į sieną, bet mano mama ar tėtis, ar tai auklė, ar tai močiutė seneliu, kad jie vis tiek yra ramus, nes jie žino, kad vaikas, kuris dar nemoka kalbėti žodžiais, jis verks, jeigu jam kažkas nepatinka, arba jis kažkokiais veiksmais išreiks savo pojūtį. Tai vat mūsų tiesiog vidinis nusiteikimas duoda vaikui tokį nematomą signalą, kad tai yra žmogus, kuris tikrai gali manim pasirūpinti. Ir vaikai atsidūsta, lyg tai net yra toks kartais, pavyzdžiui, vaikas reikalauja kokių makaronų arba picos restorane ir aš priimu sprendimą jam leisti valgyti tos makaronus. Aš sakau, aš nusprendžiau, kad tu valgysi makaronus. Tai tėvai pastebi, kad vaikai tokį iškvepia, kad kaip gerai, kad tu nusprendė, o ne man pačiam reikėjo pasirinkti ar makaronai, ar pica, nes aš abiejų iš tikrųjų labai labai noriu. Reikia tokia ir tėvišką, kaip sakant, ranką uždėti ir vaiką dar patvirtinti jam, taip, ar ne? Taip, nepamiršti. Garsinti. Taip. Arba dažnai kokie 5-mečiai, pavyzdžiui, labai mėgsta kalbėti ir kalba daug, kalną žodžių gali pasakyti per minutę, gali nesustojant kalbėti 40 minučių. Va, kažkada pavežėjau tokią bičiulės dukrą, tai jinai 40 minučių, kiek mes važiavome, jinai visą laiką šnekėjo ir aš žinau, kad jai nereikia mano įsiterpinėjimų, nereikia diskutuoti su manimi, tiesiog reikia patvirtinti. Tai ten kas kelias minutės, aš tiesiog pakartoju vieną žodį iš jo sakinio. Jeigu jinai sako, žinai, Renata, šiandien aš mačiau žibučių, aš sakau žibučių. Ir mes važiuojam toliau. Dėmesys. Taip, tai tiesiog labai paprastas toks triukas ir rašydama knygas ir šitą ir visas kitas, aš labai stengiuosi supaprastinti patarimus, kurie tam, kad tai tikrai būtų įgyvendinama taip pačiai lengvai, kaip pat nueiti kažkur padelį kavos nusipirkti, taip ir čia, kad būtų tas vaiko laiko dienotvarkės pasikartojimų dienoje, kurie irgi yra labai tokie pat svarbus kaip ir mamos paltas, kad būtų tas pats, tai irgi jiems labai svarbu, nes pasikeitęs paltas jau gali sukelti kažkokią nerimą. Tai va, tai viskas iš tikrųjų paprasta, kai žinai, o taip. Tos žinojimas ir yra ir jūs savo žinias sudėjote į knygą, tai visus pakviesime, kurie nori, kartu su savo vaikais pasidomėti, paskaityti ir užmegzti tą, kaip sakoma, sveiką santykį.